Šiandien pristatysime Johano Wolfgango Goethės itališkąją kelionę, vertėja Giedrė Sodeikienė. Labai džiugu, kad ir mes pasiieškojome tokios aplinkos, ale itališkos. Norėčiau paklausti, kaip tu iš visų galvojai šitą knygą versti? Jau Goethe atrodo daug visko išversta. Bet dar ne viskas. Ne viskas, taip, dramos likusios ir poezijos turbūt ne viskas, bet šitokią didžiulę knygą su tiek daug realijų itališkų, čia didvyriškai pasiryžai. Su knygom aš sakau, kad būna taip kaip su žmonėm. Gyveni, gražiai sakant, eini gyvenimo keliu, tai sutinki tą žmogų, susipažįsti. Eini toliau, vėl su kuo nors susitinki. Tai lygiai taip pat ir su knygom yra eini, gyveni, sutinki knygą. Taip ir man išėjo su Goethe. Kažkada 2013 išverčiau jo autobiografijos pirmą dalį, taip kaip jis buvo sumanęs. Poezija ir tiesa ten yra nuo gyvenimo pradžios iki to laiko, kai jisai jau subrendęs, 26, man atrodo, taip, išvažiuoja pakviestas Veimaro hercogo jaunojo, išvažiuoja į Veimarą. O čia yra tęsinys jo autobiografijos, jo gyvenimo kelio. Tiesa, lieka nepaliestas 10 metų nugyventas laikotarpis, kurį jis ten plušėjo Veimare, ir paskui viską palikęs pabėgo jisai į Italiją. Čia yra ta jo knyga. O kadangi man turbūt labai, gal net labiausiai patinka autobiografijos žanras, laiškai, tai natūraliai ėmiausi ir šitų knygų. Poezija ir tiesa ir paskui itališkoji kelionė. Ir jinai dar nebuvo versta į lietuvių kalbą. Ir gerai, kad dabar pagaliau išėjo. Bus pasiskaitymai. Tai čia ta proga ditirambus galima pagiedoti mūsų leidyklai. Taip, be jokios abejonės. Nes kaip su poezija ir tiesa, kad buvo, žinote, kaip būna, vertėjas turi sumanymą, labai norėtų, kad ta knyga, kokia nors knyga pasirodytų ir Lietuvoje, bet lygiai taip pat ir leidyklos turi savo planų ir norėtų, kad jų norimos knygos pasirodytų Lietuvoje. Tai laimė, kad didelis džiaugsmas, kad prieš, tai jau palaukit dabar 10-11 metų, prieš 10-11 pavyko išleisti va šitą pirmąją dalį ir dabar Vertėjų sąjungos leidykla Jeronimas taip išleido šitą knygą. Ilgai aš prie jos plušėjau, dar turiu padėkoti redaktoriai Irenai Daugirdaitei, kuri lygiai taip pat įdėjo prakaito ir proto pastangų. Bet tas mūsų tandemas turbūt vertėjo vargti. Dabar aš tik išgirdau tą žodį autobiografinė. Taip. Ir kažkaip iš karto atsivėrė akys, nes man iš tikrųjų kelionė kaip kelionė, bet toj kelionėj matyti, kaip pats Goethe keičiasi, kad iš tikrųjų jisai pasikeičia ir kaip žmogus, ir kaip poetas, ir kaip mokslininkas, ten jam ištisi lobynai veriasi. Ne tik taip išoriškai, bet viduje jisai pats visą, netgi įvardina, kad jis atgimimo žodžiu. Taip. Gal truputėlį reikėtų pradėti
šiek tiek iš toliau, kaip jis į tą kelionę ten, kaip jis išvyko į tą kelionę ir kodėl taip paslaptingai iš esmės niekas, galima sakyti, niekas nežinojo, tik tai jo tarnas žinojo, kad jisai ruošiasi ir kad jis važiuos. O nei hercogas, kuriam jis dirbo, nei jo aplinkoje visi artimiausiai, niekas nežinojo, laikė paslaptį. Kodėl laikė paslaptį? Todėl, kad jeigu būtų kas žinojęs, tai nebūtų jam turbūt pavykę ištrūkti iš ten. Būtų, kaip yra, draugai sulaiko, turi planą, turi sumanimą, Draugai, darbai. Darbai ir draugai ir viskas, ir po sumanimų. Man atrodo, kad jis labai pagudravo. Atšventė jo gimtadienį Karlsbade, visi ten miega dar, Taip. pagėrė, o jisai ant žirgų ir... Taip, ir jisai vienas šoko ir pasiėmė tik tai savo rankraščius, ir truputėlį ten drabužių, kuprinę ir turbūt tą geologinį kirstuką, su kuriuo jis ten paskui akmenis kapodavo, uolienas ir išvažiavo. Ir aš tik tai norėjau pasakyti, kad jisai, kodėl apskritai į tą Italiją. Hercogas buvo turbūt 8 metais jaunesnis už jį. Parsikvietė į Veimarą. Ir jisai hercogas buvo ką tik perėmęs valdžią iš savo mamos, Anos Amalijos, kuri likusi našlė jaunam amžiui. Valdžios vadžias laikė savo rankose, taip, kol sūnus taps pilnametis. O Goethe tuo metu jau buvo išgarsėjęs ne tik Vokietijoje, bet ir Europoje su savo Werterio kančiomis. Veimaras irgi buvo skaitęs šitą knygą ir buvo sužavėtas. Kai hercogas važinėjo į Paryžių, važiavo su savo broliu, lavinamoji kelionė jau buvo. Tuo pačiu ir tenai ir važiavo pas savo būsimą žmoną pasirodyti ir sužadėtuvės buvo. Paskui vėl važiavo vestuvės atšvęst. Ir visą laiką jie važiavo per Frankfurtą, kur tuo metu Goethe gyveno. Ir aišku, negalėjo praleisti tokios progos ir vis pasistengdavo susipažinti. Iš pradžios susipažinti su juo, o paskui susimatyti. Ir kaip labai garsios įspūdį padariusios knygos autorius, žinoma, pirmiausia jis patiko, o paskui kaip žmogus padarė labai stiprų įspūdį. Iškalbingas, žuvus, išsilavinęs, protingas, neįmanoma neįsimylėti. Ir pasikvietė į Veimarą ir Goethe išvažiavo. Kadangi jis buvo baigęs teisės studijas, tai jisai Frankfurte advokatavo, vertėsi advokato praktiką. Dirbo jis tuo teisininku. Nelabai buvo jam įdomu. Ir kai čia pasitaikė tokia proga, nors tėvas yra atkalbinė, ką tu ten į dvarą eisi, ką tu ten dirbsi, jiems nepatikima visiškai. Bet jisai išvažiavo. Jam Frankfurte jau buvo per ankšta, užmojai buvo didesni, negu galėjo juos patenkinti. Tai išvažiavo. Pabuvęs Veimare tenai po 6 metų, jis jau iš tikrųjų tapo dešinė ranka. Antras žmogus hercogystėje po hercogo. Tai puiku. Jisai ten darbavosi, prižiūrėjo, kuravo įvairiausias sritis. Ten ir kelių tiesimas, ir kalnakasyba, ten ir finansai, ir karyba. Ir visur iš širdies darbavosi. Labai norėjo pasiekti rezultatų, kad būtų kas nors matyti, bet dėja taip yra jau, kad... Širdies per maža kartais. Ir paskui jis ten ir rūmuose, dvare rašydavo veikaliukus įvairius, rūpinosi pramogomis. Beje, kai jis atvažiavo, į Veimarą, dar jis nebuvo priimtas į tarnybą, tiesiog atvažiavo kaip svečias. Tai jis pirmiausia įdiegė, o tuomet dar ir žiemas buvo kaip reikiant, tai jis pirmiausia įdiegė čiuožimą. Atvažiavusiai lapkritį ir gal lapkričio ir gale, gruodį jau buvo ledo
buvo šalusios pievos, vandeningos pievos. Ir dvaras, dvaro damos ir dvaro ponai, jie visi su, gal net ne pačiūžos, kaip dabar, kad yra su vienu peiliu, o ledžangos vadinasi. Plokštelės prisitvirtina ant batų padų ir su jom galima čiužinėti smagiai. O ponios į krėslus pasodindavo, o krėslą Ir stumia. Jo, ten pritvirtina metalinius, nežinau, bėgelius turbūt ir stumia. Ir jos irgi pramogauja. Ne patalpoje sėdi, o laukia, oro kvėpuoja ten. Bet šiaip ir Vaimaro teatrą jisai ten Taip, jis pakėlė. Jis perėmė, stojo vadovauti ir teatrui, ir jo veikaliukų teatras pastatydavo ir buvo nuolatinis repertuaras. Ano metų dramaturgų pjesės vaidindavo, jisai auklėjo aktorius, su jais dirbdavo. Žodžiu, jis buvo labai užsiėmęs ir paskui, perdegė. O kadangi gerų rezultatų nematyt, tai ir nusivylimas atėjo. Ir paskui jis jautė, kad nebepaveža. Tai jam dar pasiūlė raštus leisti ir jis atsitokėjo, kad per tuos 10 metų ten dirbdamas jis nelabai ką parašė. Taip. Ten porą dramų. Fragmentai. Nebaigti vis. Dar atsivežti dar buvo iš Frankfurto tie darbai. Pradėjo, galvoju, bręst mintis, kas aš toks. Ar ministras, valdininkas, o kur mano kūryba. O svarbiausia, pirmiausia, juos siejo draugystė didelė. Tiesiog vyresnis vyras ir jaunesnis vyras. Draugystė nenutrūko iki hercogo mirties, jis mirė pirmiau už Goetę. O antra, tai jisai buvo jo mokytojas tam tikrą prasme. Trečia, hercogas juo labai pasitikėjo ir daug dalykų jam atidavė jo priežiūrai, valdymo dalykų. Valstybės, reiškia, gyvenimo dalykų, valstybės gyvenimo sričių. Nors dabar aš galvoju, hercogystė, ar ten buvo 100 000 gyventojų, ar nebuvo. O Veimeras tai apskritai buvo 5 000. Tiesa, dar kai atvažiavo, patį pirmą kartą ten, kai jau atvažiavo apsižiūrėti, bet taip ir liko. Kai atvažiavo Veimarą apsižiūrėti, tai buvo kaip tik tai sudegusi pilis. Rūmai buvo sudegę. Buvo didelis gaisras ir sudegė. Sako, kad ten žaibas trenkė į virtuvės, į tą sparną, kur virtuvė buvo. Taip skaičiau. Ir gaisras iš ten išsiplėtė ir sudegė visi rūmai. Atvažiuojasi, reiškia, į Veimarą, ten po gaisro, gatvės, kas ten, žąsis, kiaulės, negrįstos. Mano Kauną tarpukarį. Jo. Kaune dar būdavo šitų medinių šaligatvių. O ten buvo, nežinau. Ne, medinių gal Vokietijoj ir nebūdavo. Gal čia labiau į rytus tie. Patiko jam. Frankfurtas tai jau buvo didmiestis. Ten buvo 30 000 gyventojų. Kaip rašo istorikai tyrinėtojai, tai Frankfurte irgi kanalizacijos nebuvo, srutų duobės. Žmonės, aišku, laikė gyvulius, tai ten irgi gatvėmis šlakstydavosi. Šiokią dieną tai ten virš miesto, tas ir smarvė, ir ten visokios išskyros, visokie garai. Toks, migla tvyrodavo. Bet Goethe apie Italiją ten labai kimba, kur. Aišku, kad jis viską ten matė, bet jis, pirmą, jis nelinkęs matė, bet nelinkęs fiksuoti visokius, negražumus, visokią bjaurastį. Aišku, kad Italijoje buvo skurdo labai daug ir elgetų ten pilna buvo visur. Kiti, kurie, pavyzdžiui, po jo, kas keliavo, literatai, rašytojai, tai fiksavo tokius dalykus ir skaitoma apie tai, o pas Goethe nėra. Jis taip labai džiaugiasi, kad pigus maistas, geras oras ir liaudis laiminga. Taip, ir natūralūs atsipalaidavę
žmonės. Tai jam dar patiko ir, dvaras yra su savo etiketu, su savo griežtomis taisyklėmis, elgesio, daug formalumo įvairaus. O ir kai jis visą tai palieka ir atsiduria Italijoje, Anonimų, pakeitęs pavardę, kad jau ten nepažintų niekas. kad jo nepažintų, bet įdomu yra tai, kad vis tiek ten tie sekliai iš Vienos, viena buvo Habsburgo, o Weimaras dėjusi prie Prūsijos. Tai jie vis tiek žinojo, kad Goethe išvažiavo į Italiją ir buvo priskirtas ten Romoje Habsburgams dirbęs kardinolas, man atrodo, buvo. Tai jie ten šnipinėjo Goethe vis tiek. Nors jis apie tai nieko nežinojo, jis manė, kad jis prisidengęs šito Filipo Möller, Tedesco Pittore ir to užtenka tikrai. Tie vokiečių kolonijoje, reiškia, ten buvo turbūt kokie 50, jeigu neklystu, 50 vokiečių menininkų įvairių, kas su stipendijomis, iš dvarų siųsti. O šiaip pasitobulinti atvažiavę, žinoma, tai jie jo nepažino. Jis buvo laimingas, kad jo nepažįsta, jam čia nereikia kiekvienam apie save pasakot, prisistatinėti, bet buvo kas jį pažinojo. Bet kadangi jis apie tai nežinojo, tai laimės jausmo tai jam ir nesugadino. Tai va, norėjau pasakyti, kad jisai, reiškia, Italijoje, tai jisai, keliais laipteliais tuo visuomenės hierarchijoje turbūt jis nusileido žemiau, gyveno, reiškia, kaip menininkas, tarp menininkų, ne kaip fon, jis jau buvo pakeltas į didikus. Ir gyveno paprastai ir laiką leisdavo tarp paprastų žmonių, jam labai patiko, italai labai natūralūs. Prieina ir kalbasi, arba jis prieina ir kalbas lyg seniausiai pažįstami. Kalbos barjerų nebuvo, nes jis puikiausiai mokėjo, kalbėjo itališkai. Dar ten jisai aprašo, reiškia, jis Šiaurės Italijoje dar, ten Tirolis, pietų Tirolis, dabar ten yra jau Italija. Pietų Tirolis, paskui Italija, yra dar ruožas kažkiek kilometrų, kur kalbos maišosi. Pramaišiui dar galima, tai turbūt vokiečiai kalba ir itališką, italai moka ir vokiečių kalbą. O paskui jau, kai šitą ruožą pravažiuoja, jau atsiduria vien itališką aplinkoje. Ir tai jau kalbame tik tai itališkai, jau čia su vokiečiu nebeišsiversi. Bet, sakau, jam nebuvo jokios problemos. Ta italų kalba iš namų. Tėvas išmokino. Tėvas labai daug investavo vaikų išmokslinimą. Ir jis ir jo sesuo. Paminėjai ten tą vokiečių koloniją. Man labai daug asociacijų, tarp kitko skaitant, nes Goethe mokykloje buvau skaičiusi, nes ten ir eilėraščius mokėmės ir apie jį. Ir atsimenu, kad buvo ta nuotrauka vadovėlyje Goethės itališkoji kelionė. Tik tai aišku, juodai balta, tas paveikslas, kurį ten nutapo jo gidas Tišbainas dailininkas. Kita paskui Angelika Kaufman. Vėlgi portretą nutapo. Ir visą tai aprašinėja. Vyksta veiksmas, viską pasakoja Goethe ir pakomentuoja, kad Kaufman gražus vyrukas, bet visai į mane nepanašus. Ir dabar gerai, čia pat susirandinu, tikrai nepanašus. Ta prasme, kad veiksmas iš karto ir toj kolonijoje, ir paskui eina kiekvieną į muziejus, į teatrus,
bažnyčias, va, ypač Romoje. Ir visa tai, ta Italija skleidžiasi šitaip. Jis parašė šitą knygą gerokai vėliau, po šitos kelionės jau praėjo turbūt vos apie 20 metų, kai jis sėdo prie tos knygos. Tai kas buvo likę po 20 metų, sakykime. Ir tai ne per vienus metus, o per keletą metų. Kas buvo likę? Buvo likę, nu taip, visa tai, kas užfiksuota popieriuje. O laiškai, dienoraščiai, dar reikia pasakyti, kad jisai nors išvažiavo slapčiomis, niekam nieko nesakęs, bet jisai iškart pradėjo, jis rašydavo laiškus, bet siųsdavo juos savo tarnui, laiške nenurodydavo, kur jis tuo metu yra. Nu, bet rašė Veimarį likusiems draugams ir Tai va šitas man ir buvo klausimas. Adresato nėra. Tai tarnas žino, kam perduoti, ar kaip Taip. ten? Sutartiniai ženklai kokie? Ne, užrašyta, adresatas yra užrašytas. Bet čia Kam tai laiškas adresuotas. Nu, o čia knygoje iš komentarų tada turėtumėm. Nes man visai neaišku, kur Herderiui, kur kam, kur ten. Komentaruose yra, reiškia, nurodyta, kur poniai, o kur poniai Šarlotei, kur Herderiui, kur Hercogui. Komentatorius, reiškia, žino. O jisai pats, sakau, jisai žinojo, žinoma, kam jisai rašo. Tik tai tiek, kad jis, kaip laiške, yra data ir vieta, iš kurios, reiškia. Tai jisai tos vietos nenurodydavo taip naiviai, kad jo tarsi Mėtė pėdsakus. Taip. Kad jo, o žinos, kur jis yra, tai iškart jį gali pasikviesti atgal, liepti parvažiuoti atgal. Bet hercogas taip, draugiškai reagavo, nors dabar ministras vyriausias, jo dešinio ranka ėmė ir pabėgo. Bet jis draugiškai reagavo. Ir netgi, kol Goethe buvo Italijoje, jam mokėjo atlyginimą. 2 metus. Jo, jam mokėjo atlyginimą, pinigų jam netrūko ir supratingai Bet jis atidirbo, jis siuntė tas dramas teatrui. Taip. Čia staiga prapliupo, įsitraukė tas senas dramas ir visas užbaigė. Dar išvažiuodamas Goethe, kaip ministeris, rašė apie tai laiškuose hercogui. Aš, reiškia, tą savo krūvį apdairiai, tvarkingai padalinau likusiems kabineto nariams. Valstybės valdymas dėl to nenukentės, kad jo nebus. O be to jisai, būdamas Italijoje, pats lavinosi, bet jis visą laiką pabrėždavo, kad ne savo kokiai nors pramogai, bet tikėdamasis, kad sugrįžęs jis galės tomis žiniomis ir įspūdžiais ir visko pasidalinti su Veimaro draugais, su Veimaro publika. O rašė jisai ir kelionės dienoraštį. Ir tą dienoraštį jisai adresavo poniai Šarlotei von Stein. Ponia von Stein, vadinama, yra jo mūza Veimare. Buvo tokia draugystė, meilė. Aš dabar galvoju, poetas jisai turi būti įsimylėjęs visą laiką. Kad iš jo trykštų tas genialumas, ta kūryba. Tai taip ir visą gyvenimą ir buvo, ką nors įsimylėjęs. Ponia buvo dvaro dama, labai žiūrėjo etiketo ir visą laiką jį tramdydavo, o jis buvo karštakošis, ūmus ir atvažiavęs apskritai. Hercogas staiga, reiškia, pilnametis ir gauna į rankas visas valdžios vadžias ir jis pradeda šėliot ir ten ir medžioklės ir visokios iškylos ir apskritai 18-19 metų vėjai galvoj. Ir staiga jis, reiškia, gauna laisvę tokią, gauna valdžią ir krečia kitos į keistai ir negražiai. Elgėsi miesto centrinė aikštė atsistoja, su rimbais plak ir taip toliau.
ėjo plačiai, visas miestas, aišku, kalbėjo ir tas gandas sklido toliau į Vokietiją, vyresnieji literatai sureagavo, ėmė jį tramdyti, raminti, nedera šitaip elgtis. Nu, bet iššėlo jaunuolis hercogas ir paskui ir nurimo. O ponia buvo... Švelni tramdytoja. Nu taip, jis ją vadino, jis neramus buvo toks choleriškas charakteris, tai ramintoja vadino, Besänftigerin, man atrodo taip. Tai gerų manierų jį mokė, reikėjo jį pamokyti, nes jisai iš Sturm und Drang, audros ir varžtų. Stürmisch und Drängerisch. Jo. Ir jie nuleisdavo jau jisai ir iš to laikotarpio jo kolegos Lencas, Klingeris, ir kurie buvo į tą sambūrį suėję literatą, jie visokiausio elgesio buvo. Tai paskui dvare pradėjo dirbti, tai paskui jie vienas po kito vis atvažiuodavo pas jį, tikėdamiesi, gal kokią tarnybą gaus ar ką, bet pašiurpindavo savo elgesiu. Vienas atvira krūtinė vaikšto drabužinėse, kitas iš gėlynų gėlės rauna ir valgo ir panašiai. Dar turiu pasakyti, kad Goethe buvo miestelėnas, o jis atvažiavo į dvarą, o dvare reiškia didikai, aristokratai. Tai jisai pirmus 6 metus, kol jis nebuvo pakeltas į didikus, tai jisai prie bendro stalo, ten pietus ar vakarienė, tai jisai neturėjo teisės sėdėti. Jisai nedalyvavo, jisai valgydavo atskirai. O Romoje jis apsigyveno pas Tischbein. Iš pradžių apsistojo viešbutį, bet paskui susisiekė su Tischbeinu ir Tischbeinas jam pasiūlė, nuomojasi. Dirbtuvė turbūt, ne? Ten buvo privatus namas ir buvo nuomojami kambariai. Ir Tischbeinas turėjo 3 kambarius, gyveno tuose 3 kambarius. Tai vieną pasiūlė Goethe, ir ten įsikūrė. Paskui tenai visas savo tas kolekcijas, liejinius, skulptūrų buvo pilna nustatyta. Pasienį atstatyti ir akmenis, ir paskui ir akvarelės, ir augalus tempė. Viską. Taip. Ten buvo didelis kambarys ir jis paskui ten labai pamažėjo. Jis ten tik vienoj vietoj sustojęs, prisikirto 1/8 centnerio. Tai čia vienoj vietoje, ištisai. O kiek tų vietų buvo? Bet man tas labai gražus žvilgsnis vaiko, ne vaiko, nes tyriamasis žvilgsnis, bet vis tiek, pamato, jau turiu čia tų akmenų ir namie panašus, bet čia iš uolų prisikapoti. Taip, lavos kiek jis prisitempė. Bet jis kaip tyriama, ten berilio juosta, ten tas, anas, čia koks, čia labai įdomus mokslininko gysla. Teisingai Veimare kalnakasyboje ir susidomėjo matyti akmenim. Taip, reikėdavo leistis į tą šachtus. Jis buvo nusileidęs, nežinojo, kaip ten atrodo. Bet jis ir labai rimtai ten ėmėsi to meno ir tapybos. Taip, tapybos, piešimo tapybos. Jis ir iš anksčiau, dar jaunystės, paauglystės laikais piešė. Ir kai buvo studentas Leipcige, irgi lankė piešimo akademiją, mokėsi piešti. Ir kirbėjo jam toksai klausimas, o gal aš vis dėlto ne literatas, o gal aš vis dėlto esu dailininkas. Ir jisai Italijoje, šitoj dailininko aplinkoje, jisai pradėjo lavintis, mokėsi piešti ir tapyti, ir kas iš jo išeis. Ir visai neblogai jam sekėsi, bet vis dėlto paskui jam paaiškėjo, kad jis yra gimęs literatūrai. Nors tas piešimas ilgai dar jį lydėjo. Jis jau nusprendė, kad per senas. Per senas, bet paskui vis dėlto, kad jis yra gimęs literatūrai. Nors jam literatūra, kaip iš rankovės jis viską traukia. Jaunystėje gerai tinka, bet paskui, kai jau esi vyresnis, tai turbūt nebeužtenka taip paeiliuoti. Svoris turėjo būti kūrybos kitas. Eiliavo jisai, eiliuoti eiliavo, bet reikalingi dar kiti dalykai turbūt. Jisai liekė kaip akis išdegęs į Romą. Kai jau Romoje, tai viskas jau aš pasiekiau. Kur veržiausi, tą pasiekiau. Paskui patraukė toliau, dar į Neapolio, iš Neapolio ir į Siciliją. Man įdomu, kad kai buvo Romoje, pasklido žinia vienu tarpu, kad Vezuvijus išsiveržė.
Ir ten iš Romos būdavo matyti Vezuvijaus liepsną. Tai man įdomu. Tas nėra taip toli. Bet Vezuvijus taigi ten išmeta labai, ugnikalnis išmeta didelį fontaną ugnies. Tai ten ir rašo, kad visi išvarė svetimšaliai Jo. į Vezuvijų pasižiūrėti, o jisai liko. Jo. Bet jisai nieko neprarado. O ką jis laimėjo, tai apskritai ta scena. Man labai patiko, labai įspūdingas yra mano akimis, kai jis jau atsisveikina su Neapoliu ir iš grafienės svetainės langų, jinai jį pavaišina šituo reginiu. Jau saulė nusileidus ir lyg tyčia mėnulis yra patekėjęs, pilnatis ir jinai atidaro langines ir priešais ugnikalnis gyvena savo gyvenimą. Labai gražiai aprašyta. O dar paskui, kai buvo Sicilijoje, tai jiegi buvo pasišovę kopti į Etną, bet juos ten vietinis ponas sustabdė. Tai buvo pavasaris dar. Šiukštu nedarykit, šito atrodo lengvas dalykas užlipti, bet nereikia. Mes ir patys, va čia gyvenam pašonėje, bet ačiū Dievui, jei porą kartų savo gyvenime esam užkopę, nes tai yra nelengva ir matyt rizikinga ir pavojinga. Bet čia jau buvo Sicilijoje. O galiu dar... Bet jis neplanavo į Siciliją iš pradžių? Iš pradžių neplanavo, bet paskui jau kai Neapolį buvo, pradėjo svarstyti. Nes Neapolį užsibaigdavo tos vadinamos lavinamoji kelionė, gal taip, ugdomoji Kavaliersreise. 17 amžiuje jau važiavo, ten Britai pradėjo, Anglai pradėjo tas keliones. Paskui išplito ir visoje Europoje. Didikai ir pasiturintis miestelėnai siųsdavo savo sūnus į Italiją. Ir važiuodavo jie ten nuo šiaurės Italijos iki Romos ir toliau į Neapolį, ir Neapolis buvo paskutinis punktas. Taigi čia aš irgi važiavau tėvo pėdomis, bet nusprendė į Siciliją, nes nusprendė, kad būti Italijoje ir nenukakt į Siciliją, kaip šito nepadarysi. Ir paskui, kai grįžo iš Sicilijos, tai sakė, kad Italija be Sicilijos tai ne Italija. Reikia pamatyti ir Siciliją ir tada suprasi, kas yra Italija. O Sicilija, nežinau, nebuvau nei tada, nei dabar, aišku. Tik tai tiek, kad tada klimatas buvo dar kitoks, dar nebuvo tokių kaitrų. Nors rašo vieną vasarą iš kažkurių Goethe rašo kaitra didelė, labai didelė kaitra laukia. Ir ten, kas atvykęs iš Ispanijos ar Portugalijos, sako, net tuose kraštuose ten nėra taip karšta, kaip čia tada Romoje. Kiek tas buvo tas karšta, tai nežinau. O Neapolį irgi būdavo karšta, bet ten jau kitas klimatas negu Romoje. Tai tas karštis būdavo lengvesnis, gaivus oras. O Sicilija, dar ir Goetės laikais buvo Italijos aruodas. Ir kaip jis aprašo, kaip jie viską aukodavo teritoriją kviečiams auginti. Ir šiaip toms grūdinėms kultūroms. Bet kaip kviečius ravi? Jo, kaip kviečius ravi. Ir aš iš pradžių ir nelabai supratau, kaip juos ravi. Skaitau ir nelabai tikiu. Reiškia, rėželis yra vaga ir išravi. Yra tarpai tarp tų vagų. Ir, nes kokį mes turim įsivaizdavimą ir supratimą. Yra laukas, pasėja va šitaip, sakykime, rankom dar. Ne įsivaizdavimą, o natūra. Taip, pasėja. Dabar mašinom viską daro. O, sakykime, prieš karą tai eidavo sėjėjas ir sėja. Iš to semia ir pila. Ir sėja. Ir užauga kviečių laukas. Bet aš išverčiau, kaip parašyta, kad rėželiai yra, ten vandeniui, reiškia, nutekėt, susikaupt. Ir piktžolės ravi, ten gyvenvietė ant uolų,
o vyrai, reiškia, prižiūri. Ten pirmadienį nusileidžia ir gyvena ten trobelėse, prižiūri tas kviečius, penktadienį, šeštadienį grįžta atgal į šeimas. Ir stebėjau, kol vieną kartą perskaičiau tokiam laikraštį su nuotraukomis, kad Latviai augino va taip, kaip 18 amžiuje ten į tą vienam ūkiui ten buvo. Taip kaip va šitoje knygoje, kada aprašyta, yra rėželiai, nenaudoja, reiškia, tų chemikalų piktžolėms. Bet yra rėželiai, vat, ir toks senovinis metodas. Čia, pažangi žemdirbystė. Dabar pažangi, taip. Tai va. Reiškia, aš išverčiau teisingai. Tik tiek, kad gyvai nebuvau mačius. Tai tenka pasitenkinti nuotraukom. Šiaip tai ta kelionė labai didelį įtaką padarė Giotei visom prasmėm. Taip. Pirmiausia, jisai atgimė, kaip jisai pats sako. Atgimė, atsigavo, atsimainė. Nusimetė, išsilukšteno iš viso to, sustingusio Veimaro, nors ten, realizavo save kaip asmenybę, turėjo labai daug veiklos įvairiausios, visokiausios. Galėjo įvairiausiais būdais reikštis, bet, paskui vis tiek gausi kažkokia nedermė ir pradėjo jį slėgti visą tai, strikt viskas. Ir reikėjo, kokia išeitis? Pabėgo. Bet pabėgo ne su visam, paskui sugrįžo ir toliau dirbo, bet jau jis taip labai daug atsiribojo. Hercogo pasiprašė, kad jam leistų mažiau valstybės valdymo darbų, o labiau jam būti poetu. Jisai tada ir buvo poetas, jam liko rašymas ir teatras, pagrindinė jo veikla. Ir labai gerai išėjo ir Veimarui, ir Hercogas buvo patenkintas, ir Veimaras buvo patenkintas, ir Vokietija buvo patenkinta, ir visi esam patenkinti. Jis, kai grįžo į Veimarą, po šitos kelionės, sulysęs, įrudęs saulėje ir kažkoks toks šiurkštokas. Jis per tą laiką priprato kitaip bendrauti su italais. Ten nereikėjo varžytis. Galėjo būti toks, koks esi. Nereikalau jokių ten ceremonijų, kadangi jis dažniausiai taip, ten jisai bendravo ir su diduomenė, bet šiaip širdis linko į tą natūralų laisvą gyvenimą. Ir tenai jisai gaivinosi teisingiau su tais paprastais žmonėmis būdamas. Man dar padarė labai įspūdį jo vaikštynės po bažnyčias ir komentarai. Jis protestantas jau toks ir vis pasitvirtina, kad jis tikras protestantas, bet labai, labai įdomus žvilgsnis. Va, jėzuitai. Jis pagarbiai visada atsiliepdavo. Labai pagarbiai. Ir iš tikrųjų ir nesugriuvo jų statytos bažnyčios. Buvo žemės drebėjimas, o bažnyčia išliko. Va, ir jie buvo kaip pavyzdys protestanto žvilgsniu. Jis mato minusus, čia teatras ir teatras, dar ten buvo Vokietija. Bažnyčia kaip teatras. Ta prasme, kad daug apeigų protestantų, daug mažiau šito. Bet jėzuitai tai sugeba kažkaip tą daryti. Ir ne kaip nors paniekinamai ar ironiškai, bet tiesiog, pripažindamas, kad tai, ką jie sukuria, yra puiku. Jėzuitai. Ir ten Romoje Velykų apeigos, kaip jie Siksto koplyčioje, kaip žiūrėjo, labai didelį įspūdį padarė. Ir tikrumo įspūdį, ne kokią nors puošybą. Tušti dalykai
tik tai blizgučiais išpuošti, bet tikras veiksmas, tikri dalykai vyksta, tikri dalykai parodomi, kad popiežius vienplaukis ir kas ten buvo, turbūt didysis penktadienis, motetus gieda choras. Ir labai dar tos paralelės pasakoja apie italus ir ko neveikia vokiečius, nulygina arba atvirkščiai. Tokios daug kur eina paralelės. Čia irgi tautų palyginimas, kad italų kokios tos trobelės mažytės, kad jie visą laiką lauke, jie visą laiką gatvėje, jų tokios, o kiti išsimūrė didžiausius palocius, kad jau ir sėdit ištisai tenai. Italijoj ten saulė. Tai kam jiems tie namai, jeigu jie gali gyventi lauke ir saulėje. Tai tik tai nakvynė tuose namuose, o šiaip viskas lauke ir gatvėje. Bet kita vertus ir tie nameliai labai, ten visas interjeras labai meniškas. Taip, viskas ištapyta, kaip ir tą Pompėją atradom, viskas ištapyta. Taip. Nors mažučiai kambariukai. Taip. Tai jis ir kalba, kad čia, ką mes matom, tuos jau Vokietijoje žinomi, o čia atvažiuoji, pamatai visas kitas žvaigždes. Ten yra pirmo ryškumo, antro, trečio, kad čia gyvenimas toks. Viskas į kažkokią paprastą trobelę užėjo pakeliui, irgi ten viskas ištapyta. Taip. Tiesiog jutimais tauta pasižyminti labai akcentas. Ypač Neapolį, tiesiog griūte užgriuvo spalvos. Taip tarsi probėgšmais pamenė jisai laidotuvių procesiją. Mažą vaiką laidojo. Tada atviram karste neždavo. Iš namų neša į kapines. Karsto kraštuose ant turbūt spyruoklių tokie pritvirtinti angelai. Ir ten nuo žingsnių tie angelai visą laiką links. Gėlės visur, kaspinai, visur spalvos. Nežmoniškai daug spalvų Vokietijoje, sakykime, arba šiauriau Alpių įsivaizduojama, kad tokia spalvų marmalinė, tai čia barbarizmas, barbariškas toks elementas. Ten labai daug spalvų, bet viską, tas spalvas prislopina saulė. Jinai yra stipri, šviesi ir mes savo šviesą, kai užlieja visas tas spalvas, tai jos ir nereiksmingos ir jos tarsi harmonizuojasi. Kokia dabar įtaka šitos knygos? Girdėjau, kad sakei, lyg tai minėjai, kad keliauja pagal tais maršrutais. Keliauja, tikrai keliauja. Ir, aš nežinau, ar čia pyksta, ar šiaip tokį perspėjimą Goetės tyrinėtojai nurodo, kad čia yra autobiografinė knyga, ne kelionių vadovas. Goetė rašė, reiškia, kaip savo gyvenimo prašymą, o ne tokią knygą, kurią paskui pasiremant galima ten jo nurodytų maršrutų keliauti ir jūs ten važiuokite ten, rasite tą, važiuokite ten, rasite tą, arba pamatysite tą. Jisai rašė kaip autobiografiją, pasakodamas, kaip jisai pats, ką jis patyrė ir kaip jis keitėsi, kaip jam ten buvo. Bet matyt, ta knyga, jinai beje yra populiariausia jo knyga. Taip, bent jau taip sakoma. Ta knyga jinai iš tikrųjų yra, man tokį įspūdį paliko, kad, džiaugsminga, džiaugsmo pilna. Jinai tokia graži, kad vis tiek žmonės pripažįsta, taip, autobiografinė knyga, bet mes perskaitėm knygą po paraštę ir pažiūrėjom Goetės pėdomis. O jis matė tą paveikslą, va štai tas paveikslas. O jis matė tą vaizdą,
O čia va tas Veronomos amfiteatras. Taip, tikrai, va, ką jis matė. Va. Nu, tarsi žiūri jo akimis ir jiems gražu. Ir daug ko, arba kai ko jau nebegali pamatyti, net nebėra, yra sunaikinta, arba išvežta į kitus kraštus. Ten Napoleonas kiek išsivežė, ir tapybos darbų, ir skulptūrų. Nu, Prancūzijoje yra, Londone yra, Britų muziejai ir taip toliau. Bet matyt, Goetės asmuo tebėra svarbus. Visada yra tokių, kuriems nepatinka autoritetai. Tai jie burnoja ir keiksnoja ir ten, ką ten tas Goetė, ką. Bet kas gerbia autoritetą, kas juos pripažįsta, kam gražu galų gale, tai jam, reiškia, tam žmogui patiko. Jis taip gražiai pasakė, taip gražiai parašė. Taip pažiūrėkim, gal ir mes tą patį pamatysim, gal ir mums tas pats bus, gal ir mes pasisemsim to paties. Tai va šitaip. Ir yra, aš net įsigijau, yra, reiškia, ne vienas jo pėdomis keliavęs ir ten fotografai keliauja jo pėdomis. Prifotografavo yra tų peizažai, pavyzdžiui, nepakitė, kokius jis matė. Patį miestą jau, pavyzdžiui, Romą, sunku užfiksuoti tokį, kokią jis matė. Jau ten mašinos laidai ir žmonių minios, bet pagavo Koliziejų, apyaušrių, tebėra fotografija. Arba ten Italijos pietuose, šitos graikų šventyklos, arba Sicilijoje, tebėra tie visi griuvėsiai. Juk visada yra, jeigu koks nors mylimas žmogus, arba geras žmogus, ką nors pasako, į kur nors nukreipi, tai taip ir randi, ką jis, teisybė sakė, taip ir yra, patiki juo ir atrandi tą patį, ką jis matė ir ką sakė, ir tuos pačius dalykus, ir patiki. Beje, kai ta knyga, tada ten buvo 19 amžiaus, ten 2 dešimtmetis, kai pasirodė, tai ten puolė, žinoma, visi šitie vokiečių šitą koloniją puolė skaityti. Ir labai nusivylė, ką jis čia parašė. O jisai rašė tai, kas jam svarbu buvo. Jis save aprašė. Jam buvo svarbus tie dalykai, tie paveikslai, jis juos ir aprašė. O tuo laiku jau buvo nusistovėjęs tam tikras kanonas. Va čia keliaujame, reiškia, važiuojame į tą miestą, iš to miesto, iš to į tą. Ir tame mieste yra tai, va tokie paveikslai, tokios skulptūros, tokios vietos reikia pamatyti. O Goetė dažnai išleidžia iš akių, jam neįdomu. Tai tuo metu, tai reiškia, kad tuo metu, kai jis važiavo, jam tai nebuvo aktualu. Jis nebuvo atsivėręs tiems dalykams, jie buvo jam nereikalingi. Arba tie dalykai, meno kūriniai, pavyzdžiui, jam nieko nesakė. Tai taip yra gyvenime. Jis ir prisipažįsta, kad tas žvilgsnis brendo jam ten gyvenant. Taip. O ką jis iš Italijos pasisėmė, tai žinoma, šitie Palladijo, romėnų sukurta architektūra, Palladijo prikėlė ją ir iš tikrųjų paskui iš Italijos šitas, klasicizmas vadinamas, jis nukeliavo per visą Europą, iki pat ir į Lietuvą, ir į Peterburgą. Tai vis ta pati ir į Angliją, vis ta pati dvasia. Tai tokia stipri įtaka, o kad jam buvo antika labai graži ir jis nelabai daugiau ko ir benorėjo. Paskui, tai buvo, jam buvo gražu, jam buvo idealas. Ir man, matyt, tokia harmoninga
architektūra sukūrė harmoningą aplinką. Tai pačiai nekylat kojos pustyti padus į. Nu, jeigu būčiau bent jau neparpušu, gal ne. Jeigu būčiau gerokai jaunesnė, ne į 100-metės pusę, tai gal ir galvočiau. Bet, nu, dabar užteks jau tokio bendravimo per knygą, per jo palikimą raštišką. Jokūbas Jacovskis kūrė viršelį ir jisai sakė, nu, irgi kelionės įspūdį, kaip Goethe ten dardėjo tam netobulam itališkam vežime, kaip jis sakė, neštuvai patobulinti priekį, ten mulas pastatytas ir viskas. Ir du ratai pritvirtinti, ir darda jis ten tais keliais. Nu, tai ir jis irgi sakė tokį kelionės įspūdį, va, matai, tas pavadinimas, va, kaip ne taisyklingai, o truputiško viskas yra kaip tarsi išmėtyta, tarsi nelygų, va, kelionėje kratymasis toks. Galiu čia pasidžiaugti, kad, nu, va, pavyko. Pavyko pateikti gražų pavidalą, gražiam turiniui gražų pavidalą. Ir gražiam vertimui. Ačiū. Tegu eina į širdį.